Tai sveiki visi, sveikinu servise 007 testuodamas Dodge Ram automobilį, testuojam ir greitkelį, ir mieste, grįžinėjom į dirbtuvės jau po Landi Renzo sistemos montavimo, padarėm video ir degalinį šį kartą įkelsiu, kadangi kiek turim įdomesnį variantą, nes yra sumontuoti netgi du dujų balionai, vienas atsarginio rato vietoje, kitas automobilio bagažiniai, kūzave taip vadinamam. Tai turim kūzave 200 litrų balioną ir 114 litrų atsarginio rato vietoje, tai padarėm testą, per kiek, kaip pavyzdys, užpilsim 20 litrų dujų į balionus, tiem visiems skeptikam ir diskutuotojam, kad tai trunka visą amžinybę ir neįmanoma, reiškia, tų dujų užsipilti. Tai va, tai kiek toks įdomesnis variantas, tiesa, tame video paminėjau, kad 19 metų, iš tikrųjų tai truputį pasendinau, 22 metų šitas Dodge Ramas, 5.7, Hemis, tikrai puikiai važiuojantis. Ir dabar mes grįžinėjom, be abejonės, išbandė automobilį visuose jau sūkių diapazonuose, tikrai važiuojasi labai maloniai, tikrai daug galios turi, tinka ir mieste, ir už miesto, be abejonės, tas jo masyvumas atrodo gal iš išorės, bet iš tikrųjų važiuoti galima kaip su įprastu automobiliu. Dažniausiai dėl to, kad yra uždėtos didelės labai padangos, būna salone daugiau triukšmo. Kaip pavyzdys turim pagreitėjimą. Tai vat grįžtam į greitkelį ir vat atliekam tokį testą tam, kad sistemą sukalibruotume visais įmanomais diapazonais ir jau klientui galėtume atiduoti puikiai važiuojančią, sukalibruotą sistemą be jokių problemų ir rūpesčių. Tai vat apie sistemos komponentus, kas kaip sudėta variklio skyriui, be abejonės bus ir atskiras video, tai jeigu įdomu, jeigu planuojat arba tiesiog domitės ir smalsaujat, ar planuojat įsigyti tokį automobilį, tai žinokit, kad mielai servise 007 pasiūlysim kokybišką sprendimą. Tiesa, šiem automobiliam dujų balioną montuojam ant specialaus 5 tonų keltuvo, specialiai skirto komerciniam transportui, nes svorio yra daug ir ant įprasto keltuvo tai tikrai yra pakankamai nedrąsu būti palindus po šiuo automobiliu, nekalbant apie kažkokius ten montavimo variantus iš kažkokios tai duobės ar ten garažos ar dar kažkur, tikrai be abejonės ne su tokiais automobiliais. Tai va, tai jeigu ieškosit kokybiškų sprendimų, dujinės įrangos ir norėsit važiuoti dvigubai pigiau, kreipkitės. O su Dodge Ramu be abejonės važinėti benzinu tai tikrai būtų didelė prabanga ir visi tie, kurie moka skaičiuoti ir turi pinigų tokiam automobiliu, tai paprastai labai greitai susimontuoja dujas, nes tikrai pinigėlius tos moka skaičiuoti. Tai va, tai tiek tam kartui, servisas 007, kontaktus rasite, jeigu norėsit, susisiekit, ačiū.